sąjūdį ir įsivadavusi, tapusi nepriklausoma išeivija. Tik tai. Nieko ir nebuvo. Čia kaip toj komedijoj prancūzų, kurią aš vaikas mačiau, jūs viską jau pasakėte, šaranai. Viskas pasakyta, nu taškas, nebuvo gerų kūrinių. Ir kokius 3-4 metus Lietuva važiavo, tikrai, kaip dabar pamenu, masiškai leisdama išeivijos kūrinius. Liūnės Sutema, Marius Katiliškis, Antanas Škėma, Alfonsas Nyka Niliūnas, you just name it, ar ne? Minėkit, ką tik tai norite. Vytautas Kavolis, Aleksandras Stromas, Algis Mickūnas ir pylėsi tos knygos. Ir kitaip tariant, buvo taip, kad buvo būtinas tas balsas. Tas antras balsas paprasčiausiai pavadinti kitaip. Kai choras nusidainavo ir nepataikė į toną, va tas antras balsas ir išgelbėjo visą reikalą. Patikėkite, nedidelėje šalyje labai daug ką lemia atmosfera. Juk Lietuvoje neretai yra pastebima, kad tarkim, kokiais 91-2 buvo nuostabi atmosfera. Ji vėliau sugedo, bet vėliau nebuvo nebloga. Tada ji buvo bloga dėl Rusijos krizės, ar ne? 97-8 metai. Tada vėl Lietuva pradėjo vėl atsigauti 2002-2004, tai buvo gana gera atmosfera. Vėl ji dabar prastėja. Yra tokie ciklai kažkokie tai. Man atrodo, mūsų nedidelėje Lietuvoje tą atmosferą galima perlaužti. Ji mažiau švituotų ir ji ko gero nusistovėtų, jeigu tikrai išeivija aktyviau dalyvaudama Lietuvoje, atvažiuodama, dalyvaudama tiesiog, būtent užkrėstų gerąją prasme tą tokią normalią nuotaiką daugelį lietuvių. Aš truputėlį Lietuvoje matau per daug fatalizmo. Tokio juodo fatalizmo, kad žinot, blogai ir geriau nebus. Psichologiškai naujoji išeivija yra labai užgrūdinti žmonės. Tai yra užgrūdinti žmonės, jie yra veržlūs žmonės, jie prigijo kitose šalyse, jie išmoko gyventi kitoje aplinkoje. Ir man atrodo, kad psichologiškai tai yra be galo vertinga patirtis, kuri lietuviams dabar būtų be galo vertinga Lietuvoje. Tokia vat sugebėjimas pakovoti už save, sugebėjimas nepasiduoti, sugebėjimas žiūrėti į pasaulį truputėlį kitaip, nepulti į pesimizmą, nepulti į fatalizmą, o tiesiog tikėti, kad tu gali kažką tai padaryti. Visą laiką aš manau, kad kiekvienas emigrantinis sluoksnis, bet kurioje šalyje tuo ir vertingas yra, kad jisai turi vat tą patirtį, kaip išsaugoti savo kultūrą, išsaugoti savo lojalumą savo šaliai, tuo pat metu įsitvirtinant kitoj visuomenėje. Kažką joje nuveikiant. Lietuviams, kurie Lietuvoje dažnai laukia stebuklų iš valdžios, laukia stebuklų iš politinių partijų ir tiki melagiais įvairiausiais ir elementariais sukčiais politiniais, užuot pasitikėjęs savim. Tai labai trūksta jūsų patirties. Jos tikrai labai trūksta. Jūsų patirtis yra be galo vertinga šio požiūriu. Žmogiškai, psichologiškai. Aš manau, kad labai greitai bus suprasta, kad mes esame nedidelė šalis ir kad mums susiformuoti vakarietišką visavertį elitą nėra paprasta. Mes to nepadarysime be žmonių, kurie turi vakarietiškos patirties, kurie baigė studijas vakaruose. Ta suprato Smetoninė Lietuva labai gerai, bet sunkiau supranta dabartinį. Smetoninė Lietuva, nepaisant visų jos defektų, nepaisant to, kad atsitraukė nuo demokratijos ir įvedė tokį, kad ir švelnų, bet autoritarinį režimą, su cenzūra, su viskuo, vis dėlto Smetoninė Lietuva labai gerai suprato išsilavinimo pertvarką. Labai gerai. Ir labai greitai buvo pasiremta žmonėm, kurie baigė studiją Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, kadangi patys Lietuvos signatarai buvo daugiau rusų ir lenkų universiteto auklėtiniai. Pats Smetona buvo Petrogrado universiteto auklėtinis, baigęs klasikinę filologiją ten. O dabar truputėlį yra sudėtingiau. Man atrodo, kad Lietuvoje dabar ne visai yra suvokiamas vakarietiško išsilavinimo ir vakarietiškos patirties vaidmuo. Vis dar tikima, kad ko gero institucijos lietuviškos padarys šitą. Mes čia patys susikūrsime. Ne, mes neturime stiprių institucijų. Čia geriau būti atviram, žiūrėti blaiviai tą. Mes neturim tų galingų institucijų. Mes dar nesam kol kas tokios visuomenės kaip tarkim Airija arba Jungtinė karalystė. Ir todėl geriau būti atviresniem, žvalgytis į visas puses ir geriau pasitelkti kaip galima daugiau žmonių, kaip galima daugiau lietuvių, kurie turi vakarietiškos patirties. Deja, jų yra privengiama kol kas. Žinoma, yra žmonių, yra politikų, aš net nebejoju, kuriems yra nepalyginamai lengviau, leiskite atvirai pasakyti, tvarkyti su primityviu rektoratu. Yra politikų, kuriem kuo lietuviai mažiau įsilavinę, tuo yra paprasčiau. Tikrai yra tokių politikų Lietuvoje, aš nevinėjau į vakarą, atvirai galiu pasakyti, net toli ieškoti nereikia, yra akivaizdus visiškai. Yra jėgų, kurios nelinki savo elektoratui, kad jis būtų protingesnis, kad jis būtų šviesesnis,
Todėl, kad tada žaidimo taisyklės darosi itin paprastos. Yra lengviau žaisti komunikacinį žaidimą, yra lengviau patekti į parlamentą, kalbant niekalus visokius tokiems žmonėm. Nu, įsivaizduokite vis dabar kokį nors Uspaskichą arba Paksą įsilavinusią auditoriją. Nu, jiegi žūtų, jiegi mirtų šitie žmonės paprasčiausiai, protinga auditorijoje. Jų kapitalas, jų valiuta yra tamsa. Yra du dalykai – pyktis ir tamsa. Pyktis, revanšo jausmas ir tamsumas. Kol tie dalykai stiprus, tol jie važiuos labai toli. Ir aš turbūt baigdamas pritarsiu Tomui Venclovui, savo bičiuliui, kuris yra pasakęs vieną labai išžvalgią mintį. Tomas yra pasakęs, kad man atrodo, kad lietuviam gali būti sunkiau pakelti Europos Sąjungos iššūkius, negu jie pakėlė Tarybų Sąjungos iššūkius. Lietuviai, jie puikiai laikėsi, jos buvo labai sunku rusifikuoti, beveik neįmanoma. Jūs puikiai žinote, kad Lietuva buvo to unikali, kad mišrios šeimos paprastai virsdavo lietuviškai kalbančių šeimom. Aš tą savo akim esu matęs Klaipėdoje. Kada net karininkų rusų šeimos su lietuviškom žmonom virsdavo lietuviškai kalbančiais vaikais. Ir lietuviai atsilaikė šio požiūriu labai gerai. Jų niekas nerusifikavo. Lietuviai atsilaikė ir turėjo visą laiką tas tokį išlikimo, labai stiprų instinktą. Bet turėti stiprų išlikimo instinktą prieš kolonistą ir sugebėti pakelti savo visuomenės nepažįstamą keitimas yra du skirtingi dalykai. Jūs įsivaizduokite visuomenę, kurioje dar vakar buvę klasiokai, šiandien tapo vieni milijonieriai, o kiti pralaimėjusi. Žmonės šitą sunkiai pakelia. Jie sunkiai tą pakelia objektyviai, šitą daug lengviau pakels kita karta, kuri žiūrės į tą kaip į tokią susikloščiusią socialinę realybę. Bet jį žaidžia tuos, kurie pažįsta vieni kitus. Ir žais visada. Kol yra gyvi tie, kurie kažkada buvo vienodi, o šiandien juos skiria praraja, tol jie tyliai nedovanos vieni kitiems. Patikėkite, tai yra sunki tikrovė, kurią geriau priimtumėmės psichologiškai kaip tam tikrą realybę. Bet aš manau tik tai vieną. Pamėginkime tą žiūrėti maždaug taip. Ne mes vieni pereinam laikotarpį. Daug šalių tą pereina. Pereisim ir mes.